dažniausiai klausia klientės, kaip taisyklingai išsirinkti makiažo atspalvį, tai yra pudros. Dažniausiai mes parduotuvėje užsitepam tiesiog ant rankos, pasižiūrim ir atrodo, kad viskas gerai tiks, bet veiduko oda, veiduko odos spalva ženkliai skiriasi nuo rankos odos spalvos, todėl reikėtų patepti produktą nuo apatinio žandikaulio link kaklo ir švelniai įretušuoti jį. Jeigu mums tas atspalvis susilygina su veiduko oda, reiškia šitas atspalvis mums yra tinkamas. Jeigu labai ryškiai skiriasi nuo kaklo odos atspalvio arba nuo veiduko odos atspalvio, reiškia reikėtų rinkti šiek tiek kitą atspalvį.